ta prasme, viena ta kojelė, nu buvo trumpesnė. A galėsit porą minučių papasakoti, kiek prisimenat? Nes yra tas magistro darbas. Aš rašau magistro darbą ir renku šiek tiek tos informacijos. Kas pažinoja, kas kokių nuotraukų ar ko nors. Galėtumėt prisistatyti, kas jūs tokie? Aš esu Ona Kelpšienė, dabar gyvenu Mažeikiuose, bet mano jaunystė iš tiesų praėjo Telšiuose ir aš Kikilą labai gerai atsimenu, nes mes jaunas mergelis jo labai bijodavom, nes jisai nemėgo, jeigu nešioji kelnes. Gainiodavo mumis. Labai gerai atsimenu, kad pardavinėjo skutukus bulvėms skusti, taisydavo skėčius, iš tiesų čia labai gražiai tie kalendoriai sukabinti, jisai vis laik turėdavo tų senų kalendorių visokių. Taip, ir iš tiesų neatsimenu, kad jisai kada nors nešiotų tokius plakatus. Sako, kviesdavons į renginius kažkokius. Bet jisai visada po laidotuvių prisistatydavo, aš irgi atsimenu tokią situaciją, kad po laidotuvių, į laidotuvių tuos pietus jisai visada prisistatydavo. Ir žmonės nelabai norėdavo, kad jisai ateitų, bet laikydavo gerų ženklų. Ir Kikilą vaišindavo visada, žodžiu, kaip tokį savotišką keistuolį Telšių. Ir žmogų, kuris matyt, užsitarnavo, kad būtų padarytas skulptūra. Sako, kad kryžių neždavo, gėdodavo. Čia iš tų bareljefas padarymas, skaitos. Ir čia dabar kursinė darba. Kryžių neš. Ir iš tiesų, tokia tikra legenda. Malonėlis vaikam. Jūs minėjot, kad buvo raišas. Jisai nešiodavo tokį, pastorintų padų batą. Aha, vieną. Aišku, vieną. Taip. Jisai, man atrodo, kad ta viena kojelė jau buvo trumpesnė. Ir mes, kada jisai ten, žodžiu, mumis šnekindavo visai, mes pabėgdavom nuo jo, nes jisai apskritai tokio neaukšto ūgio buvo žmogelis ir pabėgdavom. Turi būti paštu. Panašiai pabėgdavom. Nes tą praš policijos ten tame rašte. Dar jeigu galit patikslinti savo mergautinį pavardę. Aš esu Raudonaitytė. Ir gal gimimo metus galima? 1958. Ačiū labai. Ačiū už pasakojimą. Jo, toks